Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti, kviečiu tapti kanalo nariais ir taip mane paremti, bet to kanalo nariai gauna daugiau video iškart, tad ir Jūs gaunate tam tikrų privilegijų, bet to Jūsų komentarai visat pastebimi, nes Jūs gaunate tokią, kaip sakant, kaip jisai, žvaigždutę prie savo vardo ir aš visą laiką Jūs pamatau, tai kviečiu tapti kanalo nariais, bet to mano katinai tiesiog žaidžia su maišais. Tai jau girdė tą garsą, tai ten jie. O šiandien aš turiu jums paruošusi Get Ready With Me. Aš kaip matote esu su kažkokiu Overnight Curls, kur nežinau ar pavyks ar ne. Kartu pasižiūrėsim. Katinai mano, aš tik pasijungiu filmuoti, jie tokie, ką čia padarius, kad būtų didelis garsas? Ką čia galėtume padaryti? Ir jie sumasto. O dabar Paukis dainuoja jum. Labai, labai faina. Ir šitas Get Ready With Me bus vėl šnekėsim apie viską, kas ateis į galvą mano, nes anąkart jums patiko, tai gal ir šį kartą patiks. Aš nežinau, ką darysiu su savim, nes iš tikrųjų reikia tik važiuoti į miestą. Iš tikrųjų važiuosiu į miestą su močiute iš kaimo, nes jai reikia į kelias vietas. Aš ją nuvešiu į parduotuvę, taip toliau, padėsiu ją apiprekinti, nes visą laiką jauni žmonės padėkite savo seneliams ir visa kita, nes jiems jau yra sunku daryti tam tikrus dalykus ir jūs galite padėti, nors aš pati, kad ir jauna, bet su ligas, su neįgalumu ir kartais mes pajuokaujam su močiute, kad nelabai daug ir skiriamės, nes mane tik tais yra jaunesnis mąstymas, bet mano kūnas tai kažkaip labai norėjo greitai pasenti, tai gavo tokią ligą nepagydoma, kad viskas skaudėtų, visus sąnarius ir su močiute galim abidvi pasijuokti, kai pavyzdžiui būna lietus ir abiejom labiau skauda sąnarius, nes ir man skauda, nors aš jauna, ir jai kaip senai, bet jau jai tai, kad skauda, tai normalu, man kad skauda, tai jau čia. Bet jo, gerai, aš jau užsišnekėsiu ir nepradėsiu nieko daryti, tai reikia daryti, bet to turiu daug spogų, o jetus, tas vienas spuogas šlapiuoja man, nes dar jisai kaip sakant, nepilnai ištrauktas, tai reikia užsiklijuoti kaip ir čia ant kaklo, nes yra spuogas. Ta prasme, aš nebegaliu su tais spogais. Kas turite aknę, tas suprantate, pas mane yra hormoninė aknė. Man tiesiog laikas pradėti gerti kontraceptikus, nes tai vienintelė išeitis nuo hormoninės aknės. Ir vis neprisiruošiu užsiregistruoti pas gydytoją, bet jau reikia, nes šakės, tie cistiniai spuogai tokie skausmingi ir tokie nervinantis, be to šituos pleistrius uždėsiu Sheino nuorodą, nes manęs klausia, kas per pleistrai. Tai iš Sheino pleistrai, bet šitie atradau, kad labai geri. Yra geltoni ir yra juodi. Būtent tie, kur aš naudoju. Tai ką, važiuosiu su 2 pleistrais. Ką padarysi, nes, šakės, šitas spuogas nenustoja šlapiuoti jau 3 dieną. Šlapiuoti, tai ką aš turiu omeny, kad tiesiog toliau bėga tas spuogo visas dalykas, pūlis, tai nes didelis labai cistinis spuogas čia buvo, tiesiog žiauriai didelis. Gerai, naudosiu savo mėgstamą She Glam tą pudrą, nes negerai dengia, nes šį kartą man reikia gero padengimo, nes, sakau, oda mano visiškai nenori būti graži, nenori būti lygi, nori būti spogais. O šita pudra, jau kas nauji čia, tai yra video mano kanale, review šitos pudros su nešiojimo testu. Tai žiauriai man patiko šitą pudrą. Manau, reikės ateityje nusipirkti tiesiog kitą spalvą gal.
kad turėti gal šviesesnį žiemos laikotarpiai. Tai jo, nes, pažiūrėkit, kaip gerai jinai dengia odą. Prasme, žiauriai gerai. Žiauriai patogu, žiauriai greita ir žiauriai gerai dengia. Tai ką, sakiau, šnekėsiu apie viską, bet kažkaip apie nieką dar nešneku. Tai jo, iš tikrųjų tai dabar man žiauriai sunkus laikas emociškai, kad jinai tiesiog viską daro, kad tik nebūtų ramu. Tai žiauriai sunkus man laikas emociškai, tiesiog žiauriai atrodo emociškai, visiškai išsekusi esu emociškai. Ta prasme visiškai. Ir ant tiek sunku, ant tiek neįmanoma atrodo ištverti dienos ir taip kiekvieną dieną. Ir taip kiekvieną dieną atrodo, kad reikia pragyventi. Ką tu čia dainuoji? Kiekvieną dieną reikia pragyventi, vat, kad jinai padeda nukreipti dėmesį, nes padaro kokią nors nesąmonę. Tai žiauriai gerai, žiauriai myliu aš katinukus savo. Jie mano gyvenimo tikslas dabar šiuo metu, kai sunku kažką kitą daryti. Ir po nuo video, kai šnekėjau apie savo depresiją ir apie savo būseną, labai daug sulaukiau ir komentarų, ir žinučių į privatą, Instagramą, ta prasme, kad žmonės panašiai jaučiasi ir iš tikrųjų ir buvo gražių žinučių tai, kad aš pasidalinau, labai padėjo kitiems žmonėm, bet iš kitos pusės man tas jausmas toks, kad ant kiek mūsų eina diena iš dienos ir atrodo eina su tokiom sunkiom mintim, su tokiu sunkia našta ir net nežinosi, vat iš tikrųjų ir kiek daug iš mūsų esam skausmuose psichologiniuose. Tai iš tos pusės pasidarė taip šiek tiek man liūdna, kad, atrodo, nepamastai kartais, kad, gerai, tu taip jautiesi, bet aplinkui žmonės vaikšto, jaučiasi taip pat. Ir tada kartais pagalvoju, kad kai kas nors nutinka, kad ir kokioj, nežinau, parduotuvėje jūs kas nors, nežinau, apšauktų ar kažką padarytų, kokia nors situacija būtų viešumoje, ne? Ir jūs galite jausti šudinai dėl to, nes, pavyzdžiui, jūs ir šiaip jaučiatės blogai, dar kažkas nutiko, bet tada pagalvoji, kad tas žmogus, kuris jum, skaitykim, kažką apšaukė ar padarė ar kažką, tas žmogus irgi gali vaikščioti su savo, su savo kažkokiom blogom emocijom ir dėl to ir įvyksta tie tokie dalykai, nes visi su savo naštom vaikšto ir tada kartais pagalvoju, kad reikia suprasti, kad visi su savo šūdais. Gal negražiai pasakiau, bet visi su savo šūdais. Aišku, aš nesakau, kad tai pateisina kažkokį blogą elgesį. Ne. Niekad. Ta prasme, jūsų bloga psichologinė situacija nepateisina jūsų blogo elgesio. Čia visat su tuo sutiksiu ir savo tą pristaikau, kad jeigu man blogai, tai aš negaliu kitam daryti blogai. Tai čia nėra pateisinimas kažkoks, kad, man blogai. Tai, kad tau blogai, tai nereiškia, kad tu gali su kitais tada blogai elgtis. Tas tai visat. Aš su tuo einu, nes net tavo kažkokios psichologinės ligos, ten ir sunkesnės visokios bipoliniai sutrikimai ir taip toliau, nepateisina tavo blogo elgesio. Čia tik tais paaiškinimas, bet nepateisinimas. Su tuo tai aš visat per gyvenimą einu ir pati, kai su ligom, tai irgi sakau, kad nepateisina. Ta prasme, kad man, pavyzdžiui, skauda visus sąnarius ir man šudina diena, kad aš su kitais elgsiu šudinai, tai nepateisina nieko, ta prasme. Aš negaliu taip elgtis. Turi save kontroliuoti visą. Tai jo. Bet tiesiog, kad pamaistai, ta prasme, ant kiek žmonių vaikšto su savo problemom tokiom ir tu net gali, nežinoti, ant kiek žmogus
irgi užsidėjęs, kaip per praeitą video šnekėjau, tą kaukę, kaip ir aš. Video filmuodama kartais susidėdu tą kaukę, kad viskas kaip ir gerai, bet kai yra tokie video, kur pasipasakoji kaip iš tikro, žmonės pamato, kad tai viskas nėra taip, kaip gali atrodyti per socialinės medijas. Be to, šitas puodelis, kur išeina holo mano paskutinio, tai kaip išpakavau, išsiploviau ir dabar kiekvieną dieną su juo. Kiekvieną dieną. Aš sakiau, kad taps greitai mano mėgstamiausiu puodeliu, tai taip ir buvo. Iš karto. Be to, vėl pasireklamuosiu savo Vintedą gerdaris. Kas dar nežinot, susikūriau Vintedą, nes buvo komentarų po mano Humano holo, kad susikurti Vintedą. Tai susikūriau. Galite apsilankyti, gal kažką rasite savo, gal kažką rasite dovanai, nes turiu net iš tikrųjų visiškai naują GES dėkliuką. Gal buvo vienas iki užsidėtas telefonai, iPhone 13 Pro. Tai jo, ta prasme, gerų daiktų yra pas mane ten Vintede. Ir vis kažko kelsiu, nes iš tikrųjų čia kitas dalykas, apie ką aš norėjau pašnekėti. Pas mane buvo komentarų po video daug apie tai, kad jūs norėtumėt spintos video, kaip savo spintą tvarkaus ar kažką tokio. Ir aš noriu pasakyti, kad aš gyvenu šitam kambarį taip, bet ne viskas, kas čia yra, ne visur mano daiktai yra, nes aš tai po skyrybų atsikraušiau tiesiog pas savo tėvus, nes neturėjau daugiau kur eiti. Ir aš neturiu visur čia savo daiktų, nes, čia mano tėvų namai. Ir aš negalėjau taip visko susivežti savo, nes pirmas dalykas nebūtų tilpę, tai mano visas užgyventas gyvenimas yra kaime Maišuose. Ir jūs galite tiesiog įsivaizduoti, kaip skauda, kai tu kažko nori, kažkokio daikto savo, kurį tu turėjai. Ir jeigu tu jo nori, tu turi važiuoti į kaimą ir kraustyti savo maišus, kur viskas sudėta po kraustimosi, ir mėginti surasti tą daiktą, ir dažniausiai nerandi. Ir aišku, kai nueini į tą kambarį ir tu matai savo visą gyvenimą sukrautą į maišus, tai tas jausmas, žinokit, atrodo, kad tuo vietoj paimsi ir išprotėsi, nes tiesiog net sekina pamatyti tą vaizdą, kad visi tavo užgyventi daiktai tiesiog maišuose. Tai aš dabar einu link to, kad kraustysiuos gyventi kitur. Dar nieko apie tai daug nesakysiu, bet kai jau prasidės visas procesas, aš gal kartu jūs pasiimsiu, gal nufilmuosiu kokį video, kaip kraustusi iš čia į ten, nes tiesiog noriu susidėti savo daiktus, noriu matyti, kur kas yra ir visa kita, ir tuomet tikrai bus. Tada jau ten bus ir spintos video, ir dar kažkokie video, gal kažkokie video, kaip kažką tvarkausi, žodžiu. Nes dabar tai čia nelabai galiu ką parodyti, nes sakau, ne visur mano daiktai yra, kitur tėvų ir visa kita. Tai jo, čia truputėlį dar tas paaiškinimas. Tai prie tos mano blogos būsenos kartais prisideda ir tas dalykas, kad aš tokia jaučiuosi dabar be vietos. Aš be vietos jaučiuosi visur, aš jaučiuosi be vietos savo mintyse, be vietos savo kūne ir be vietos gyvenime. Tai ta mano depresija tokia labai visapusiška ir gal suprantama kitiem, nes kaip gali nesijausti blogai, kai sakau, visas gyvenimas maišuose sukrautas. Tai nežinau, kas sugeba jaustis gerai per tokius dalykus, tai yra superhumans, nes aš neįsivaizduoju, kaip reikia savo mindsetą pakeisti. Turi kažkaip po truputį keisti ir jo, nes pažinau ir dabar. Man pradėjo labai nebepatikti mano
mašina, kurią vairuoju. Ir jinai irgi turi labai daug prisiminimų, blogų dabar jau man labai asocijuojasi su kitu žmogum ir visa kita, ir dėl to man jinai nepatinka, bet aš neturiu pinigų, kad nusipirkti kitos mašinos. Ir tada pamastai, kad, bet užtat turiu mašiną ir nereikia važiuoti su autobusais, galiu nuvažiuoti, kur reikia, visa kita, jinai šiaip funkciją padaro, tai kaip ir turėčiau džiaugtis ir būti dėkinga, kad turiu mašiną. Bet tuo pačiu jinai man kelia ir blogus prisiminimus. Ir toks, kaip sakant, labai keistas jausmas, kai tu suvoki, kad tu turėtum būti dėkingas, nes tu vis tiek turi mašiną, tu gali ją vairuoti, jinai važiuoja, veikia, visa kita, bet tau jinai dabar nepatinka, nes, neša blogus atsiminimus. Tai toks labai, kaip sakau, žiauriai keistas jausmas, kai atrodo net negali pilnai pasiskūs po dalykų, nes, kaip tu gali skūstis veikiančių dalykų, bet viduj tai yra tas jausmas, kad, bet man blogai prisiminimai nuo to dalyko. Tai sakau, tokia keista situacija su daugom pas mane dabar gyvenime. Sakau, nežinau, kaip kiti pereina tokius sunkius dalykus, atrodo geriau. Bet irgi, sakau, gal mes nežinom, gal tie žmonės, kur mums atrodo, kad labai gerai situacijas praeina, iš tikrųjų jie labai daug, kai būna vieni patys, straglina su tuo. Nes ir aš gaunu žinučių į Instagramą, kaip tu gerai susitvarkiai po skyrybų, kaip tu ištvėrei išdavystę, visą kitą. Ir aš neturiu ką atrašyti, nes, tiesa yra tokia, kad, labai negerai aš ištveriu. Aš vis dar einu kiekvieną dieną pro tą dalyką ir aš neturiu ką atrašyti žmonėm, nes man šokas, kad man parašo, kad aš gerai tą situaciją praeinu, kai man atrodo, kad aš labai negerai einu pro tą dalyką ir kad labai sunku ir gal net pastebima, o man rašo, kad labai gerai tvarkausi ir visa kita. Ir toks truputėlį gauni tą tokį, kad iš kitos pusės gal ir gerai, vadinasi, atrodau gan susitvarkiusi su tą situaciją, atrodau žmonėm kaip ir laiminga, bet aš tai žinau, kad tai yra, ne viskas taip, kaip atrodo. Tai, žodžiu, labai keistai jaučiuosi. Čia visas šiandien video apie tai, kad labai keistai jaučiuosi, nes viskas turi dvi pusės, kaip dvi monetos pusės, viskas turi dvi pusės. Kad ir taip yra vienu metu. Labai keista. Mano visas gyvenimas toks. Aš dvynys, tai dvynys, dvi pusės. Ir mano visas gyvenimas toks dvi pusės. Aš negaliu visą laiką kažkas ir taip, negali būti tik taip. Visą laiką ir taip. Eiktų savo kaip juokinga. Čia kaip koks prakeiksmas gavas tas mano dvipusiškumas, kad visą laiką ir taip. Negali būti tik vienaip, turi būti ir taip. Juokas pro ašaras. Juokas pro ašaras. Kažkaip, kai šneki, makiažas pasidaro daug greičiau. Bet to nieko įspūdingo nedariau. Viską paprastai tiesiog pasislėpti tuos savo spogelius. Net eyelinerio dabar nesidedu, bet gal pasitepus tušu kažką sumąstysiu. Kas čia žino. Labai ilgiuosi atradusi šitą tą lash boosterį iš Evelyn, nes žiauriai prailgina mano natūralias blakstienas. Tai labai geras atradimas, nes iš tikrųjų su tuo problemų buvo man, dėl to pradėjau klijuotis tas blakstienas ilgalaikės, nes labai kažkaip mano tos blakstienos trumpos, natūralios.
arba netrandu gero tušo, kuris pats vienas jas prailgintų. Jeigu turit labai gerų tušų rekomendacijų, į komentarus prašyčiau. Gal bus atradimas. Šiaip šitas iš Rimmel Wonder Bond gan patinka, nes gražiai padažo ir nenutrupa šitas tušas. Tai labai fainiai. Tikrai labai gerulis šitas tušas. Toks juodas. Labai stiprus juodas pigmentas. Kaip man ir patinka. Nes būna tokie kiti tušai, kad ne tokie stipriai juodi, kaip norėtum. Kažkokie tokie būna pilkši biški, kai kurie. Šitas juodas. Gal bus toks ir keistas klausimas, bet norėjau paklausti savo žiūrėtojų, sekėjų, followerių, subscriberių. Jeigu jūs turite augintinių kažkokių, tai labai norėčiau sužinoti jų vardus ir kokį augintinį turit, ar veislę, ar šiaip kokį turit šunį, katę, ar dar kažką. Tai pakomentuokit, ką turit ir kokie vardai, nes man labai bus įdomu paskaityti, nes man augintiniai labai daug ką reiškia, tai aš iš tikrųjų labai norėčiau sužinoti, ką jūs turit ir taip toliau, nes aš žinau, kiek augintiniai reiškia ir kiek augintiniai yra svarbus mum, tai labai norėčiau sužinoti, ką jūs turite. Kaip sakant, pralinksmins man dieną, nes mano augintiniai tai man yra dabar mano gyvenimas, mano džiaugsmas, mano rūpestėlis ir tas rūpestėlis padeda ištverti kiekvieną dieną, nes kai turiu kuo rūpintis, tai ir lengviau ištverti tą, kad ir sunku ir keistą gyvenimą. O dabar pagaliau priėjom prie plaukų, kartu žiūrėsim, kas gavosi, nes pirmą sykį darau šitos plaukus šitaip ir norėjau pamėginti jau ilgai, bet kažkaip neprisiruošdavau ir pažiūrėsim, ar čia kažkas gavosi gražaus, ar čia nesigavo niekas. Ir jo, jeigu nesigavo, tai kaip nors susirišim, bet jeigu gavosi, tai pažiūrėsim. Gerai, apačia jau turi mum parėtimą tokį gražų. Nežinau, gal tai prajudinti geriau būtų. O, gerai. Žiūrim. O, tokie biški pagarbanoti laisvai taip. Net nežinau. Gal visai ir gražu. Truputėlį reikia prasišukuoti garbanas. Bet gal ir visai gražu, klausykit. Dar pasitepsim su aliejuku. Ir bus iš vis gal čiki-piki. Nu jo, nėra, kad tokių grinai matytųsi garbano, bet šiek tiek tokie pasukti plaukai, bet gal ir gerai visai, aš net nežinau. Pakomentuokit. Ar gerai, ar blogai? Kaip jums čia atrodo? Nu taip, net nežinau. Taip labai lengvai jie pasukti, bet gal ir gražu. Man patinka gal kaip tie priekiniai visai tokie užsukti, taip gražiai stovi. Gal ir gerai, nežinau, truputėlį kažkiek pasišiaušia, tik tas problema, bet gal dar kokį sykį reiktų pamėginti, gal reiktų šiek tiek stipriau juos, kai suksiu, stipriau prisukti. Gal tuomet didesnės tokios kaip ir garbanos gautas, nes kiek žiūrėjau pas kitus, tai labiau garbanoti jie gaunasi. Pas mane tokie gavosi labai laisvi. Čia tik tai šitoj vietoj laikosi tokie kaip garbanėlė labiau, o daugiau tokie laisvi. Nežinau.
Gal dar kartą ir pamėginčiau, bet nežinau. O dabar man reikia kažką apsirengti, tai pamėginsim gal kartu irgi apsirengti. Bus toks pilnas Get Ready With Me. Gerai, turiu tokius šortus, tiesiog smėliavus. Ir turiu tokios pats spalvos maikutę. Ir galvoju tiesiog užsidėti ir bus toks kaip tipo matching set, nors truputėlį ir skiriasi atspalviai, bet esmė, kad būtų tipo kaip matching set, nes šiandien gan šilta, tai kaip ir gerai turėtų būti, nežinau, užsidėsim, pažiūrėsim, ar vaibinam, ar ne. Nu, net nežinau. Tell me what you think. Ar tinka kartu toks tipo kaip matching setas? Gal visai ir gerai, net nežinau, neapsisprendžiu. Nu šiaip paprastas toks, kadangi vis tiek čia šiandien taip paprastai į miestą. Tai paprastas matching setukas. Dar užsidėsiu kažkokius batus į tą temą, šviesius gal, baltus. Nes čia balti tokie, tai baltus. Nes turbūt savo baltą tašę imsiuos, tai tada balti batai. Tašė, ne tašė. Rankinukas, rankinė. Aš visą laiką sakau tašė. Čia šiaulietiškai, gal šiauliečiai labiau sako tašė, aš nežinau. Bet rankinukas ir balti sportbačiai ir varom į miestuką su močiute. Kaip matote, mano gyvenimas toks labai simple dimple. Ta prasme, ką aš veikiu, tai varau su močiute į miestą. Tai jo, labai fan. Kaip sakiau, esu tokia vieniša iš to, kad neturiu savo amžiaus žmonių beveik save arti. Daug. Nu, nedaug, iš vis beveik neturiu. Turiu labai nedaug. Tai šiaip iš tikrųjų reiktų gal kada pasiūlyti kam iš Šiaulių miestų susitikti, pabendrauti ir taip toliau, gal išeiti kavos ir taip toliau, bet čia jau reikia man su savo visokiom socialiniam baimėm, socialiniu nerimu kovoti, bet ateityje gal Instagrame paskelbsiu, kas esate iš Šiaulių ir kas norėtumėt susitikti kavytės, gal norėtumėt su manim pašnekėti, gal jaučiate, kad turite kažką bendro man ir turėsite apie ką šnekėti su manim, tai jo, galėtume pabendrauti. Dabar vienintelis, ką aš galvoju, ar dar kažką akim reikia pasidaryti. Galvoju ir nesugalvoju. Kai galvoju ir nesugalvoju, ką pasidaryti akim, tai pasiemu tą patį antakių markerį iš NYXo ir tiesiog pasidarau labai nediduką tokį kaip ir winged eyelinerį, nes labai paprasta tokia ruda spalva, neišsiskiria daug, bet labai pagyvina akį ir priekyje galima pasidaryti tokį mažiuliuką dalykiuką ir tuomet iš vis turime tokį labiau cat eye, tokį greitą, paprastą, simple cat eye. Nu ir va, pasigyvinau savo akis, dabar jau bus tikrai viskas, dar reikia kvepaliukų. Britney Spears Midnight Fantasy. Ir viskas, aš jau ready varyti su močiute į miestą. labai, ką aš noriu pasakyti. Labai simple, dimple look į miestą. Ir jo, tikiuosi jums patiko žiūrėti šitą mano Get Ready With Me. Vėl pasišnekučiuoti šiek tiek, sužinoti daugiau apie mane.
Jeigu patiko, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit, jeigu dar nesubscribinat ir paspauskit tą varpelę, kad visat pamatytumėt mano video. Be to pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerdaris, ten visat jūsų laukiu. O dabar tiek, geros jums dienos, ate!